Labas, Tomai. Sveiki visi. Gal žiūrėjai, kaip Rytas prieš Žalgirį žaidė? Gal žiūrėjau, tik turiu klausimą, tau net pudra neuždengia tavo raudonų, tai geriai vakar. Tai ne alkoholinį, tai visada. Ne alkoholinė, raudonis nemuša. Žmonėm raudoni patinka. Amžinatlis Algirdas Mykolas Brazauskas irgi buvo parodęs, sako, sveiko vyro požymis, matai, tai skirtingai. Nešnekėk, nesąmonė. Skirtingai žmonės traktuoja. Gerai. Aš klausiausi Pačieso su Čeponiu laidos Krepšinio zona. Šiaip tai Vaidui Čeponiui siūlau iš to Stokholmo sindromo jau išeiti, nes ten ta laidelė, tai žiūrėjai? Žiūrėjai? Kaip tik dabar važiuodavęs. Ta prasme, aš tai negaliu patikėti. Nu, ten tipo laida prasideda Pačieso tokiais, nu, ne tai, kad kaltinimais, bet tipo supras bajeriukas, kad tu čia ko toks raudonas, čia tavo grimas tau čia nepadeda, tai kad girtas sėdi, žinai, čia pas ten kažką, tai čia raudonas veidas, čia Brazauskas sakė, kad tas tikrą vyrą, kažką tai turi, tai kas, nešnekėk nesąmonė, sakė, tai taip įsigelia piktai, tai nu, visiškas pasityčiajimas, tai aš siūlau Čeponiui šitus toksiškus santykius nutraukti. Šom į salę, pravesim treniruotę kartu. Treniruotę pradedam nuo kitų procedūrų. Prašom abudu prasipūsti. Nuo vienas. Ačiū. Nu ką, pataikėm. Nu ir dabar mūsų krepšinio asas. Nu ką, žvaigždė? O, 049. Kiek? 123,7. Gerai, dabar pratęsim treniruotę, parodysim visai Lietuvai, kaip tu laimėjai tritaškių konkursą. Už neįmestą tritaškį 10 atsispaudimų. Prašau, 10 atsispaudimų. Vienas. Nu kiek tu čia tų kotletų valgysi? Gerai, ačiū. Čia širdžiai kenkia. Treneri, atsiprašau, tikrai. Įdomu. Senokai nevarė man Andrėjos.